Šiandien 7 Kauno dienose. Kiek mes nupjauname šaknų, tiek nebetenka augalas maitinimosi burnų. Prieš duodami kūdikiui mobilų telefoną pagalvokite, ar tikrai jūs norite jį nužudyti. Mane visą laiką guodžia tik tai, kad paminklai paprastai ilgai neišsilaiko. Susitikime po džiūstančiomis liepomis Laisvės alėjoje. Kauno savivaldybė planuoja atsodinti džiūstančias Laisvės alėjos liepas, kurių būklė po naujosios Laisvės alėjos rekonstrukcijos pasikeitė. Savivaldybė savo interneto puslapyje teigia, kad medžiai miršta dėl natūralių veiksnių – oro taršos, sausros ar ligų, todėl visuomenės prašo nekurti sąmokslo teorijų. Aš manau, kad tie, kurie sako, kad tai sąmokslo teorija, tai tie, kurie nori savo mundurą išsaugoti, tai gėda prisipažinti arba kompetencijos nebuvimas. Šituose dalykuose reikia žmogaus su patirties, žinokite. Jie turėtų priimti žmonės, kurie turi patirties, gamyboje dirbė jau ne vieną metą, būtent su auginimais. Nusikelkime į 2019-osius. Internete paplito įrašas, kai priešais Kauno dramos teatrą buvo kirviu kapojamos medžio šaknys. Dar prieš 4 metus nepriklausomi dendrologai pavadino renovuotą Pėsčiųjų gatvę Kankinių alėja. Jeigu paprastai žmogus stovi ant 2 kojų, augalas stovi ant savo šaknų, tai dabar augalai šitie stovi kaip balerina ant 1 piršto. Tai įsivaizduokit, kiek jinai gali stovėti tiek. Juos bet kuriuo atveju dabar jau reikės keisti kelių metų bėgyje, nes jeigu ir išliks viena kita, tai čia vėl tai nebus puošmena, tai mes jau ne dabar vadiname šitą alėją Kankinių alėją. Tai va tokias jau storesnės šaknis medžiai sunku užsigydyti. Jau didelė rizika, kad pradės puvinys. Neužsigydys ir pradės puvinys įsimes. Mano galva, tai tikrai pasmerkti šitie medžiai lėtai žūčiai. Pasivaikščiokime kartu po Laisvės alėją ir savo akimis pamatykime, kaip atrodo liepos po Laisvės alėjos rekonstrukcijos ir ten, kur rekonstrukcijos nebuvo – Soboro prieigose. Matot, kaip liepos yra dabar spalio pradžia ir žalios dar. Sveikai geltonuoja, tada ruošiasi medis jau atsisveikinti žiemos sezoną, tam ne vegetacijos metui. Bet tai yra sveikai. Gražiai geltonuoja visas lapas, pakraščiai nesužalota, nėra tokių rudumų, rudžių net nėra, net rudžiukas, rudmargėm liepoms irgi dažnai būna rudmargės, šitas sveikai, visiškai sveikai. Čia jos labai gerai auga, net stebėtinai gerai. Labai svarbu natūralus dirvožemis, labai svarbu. Tai yra vienas iš svarbiausių augalui geram augimui ir vystymas tolimose augimo sąlygų, sukūrimas dirvožemis. Maistas. Visas praeinam čia naujai pasodinti klevai, bet irgi gražiai palikta pakankamai vietos, jau išmoksta. Čia jau pažeistas šitas klevas, aišku, matosi, kad jau labai prastai atrodo šiuo metu, plikos jau irgi be lapo, Aišku, jam stresas, jau augalų stresas, jisai ilgai negyvens, nes kažkas jau šaknų sistemas tiek pažeista, jam nebetinka gyvenimo sąlygos. Ir čia jau ąžuolams tikrai per mažai palikta vietos, polajiniai daly, labiau pataikaujama žmogui čia, aišku, jau per mažai vietos ir net čia jau taip neturėtų būti. Jam reikėtų daugiau atidengti ir praturtinti dirvožemį naujomis geromis maisto medžiagomis. Ir pagaliau ateiname mes į kitą pusę, Laisvės alėja, prieš akis mūsų jau ta ilgoji Laisvės alėja, kuri padaryta jau čia po rekonstrukcijos. Labai akivaizdžiai, jau šiuo metu matys, anoje pusėje buvo žali lapai viskas, o šitoj pusėje jau jie rudi. Kiek mes nupjauname šaknų, tiek nebetenka augalas maitinimosi burnų, jeigu taip galim pasakyti. Ir paskui natūraliai, kad džiūna tos viršūnėlės, vegetacija labai stipriai patrumpėja, nes jinai po biskį nyksta, jisai, kaip sakau, lėta mirtis. Ir tada jos džiūna ir per anksti nuvysta. Problema ta, kad labai palikti maži vazonai augti šitai liepai.
3 metrai turėtų būti nuo medžio liemens palikta nekasta. Jeigu ten nori gali, tada tą medžių faktiškai tokio stipraus neigiamo poveikio nėra. Ir kai taip nusikata tos šaknis, josios turi tendenciją šiaip tai, aišku, toliau irgi vystytis kaip ir laja, augina naujas šakutes, taip pat ir šaknis josios turi gebėjimą auginti naujas šaknis, bet į žvyrą jos neauga ir nesivysto. Savivaldybė žada atsodinti labiausiai pažeistus medžius. Vieno brandaus medžio kaina 2,5–3 tūkstančio eurų. Šiemet planuojama pasodinti iki 20 liepų. Pavasarį greičiausiai dar tiek pat. Regis pasaka be pabaigos. Čia yra Laisvės alėja, yra reprezentacinė zona. Ir reprezentacinė zona turėtų, mano galva, turėtų būti kaip ir atnaujinti šaligatviai, lygiai taip pat ir medžiai sveiki ir gražus estetiškai. Aš labiau būčiau linkusi ir aplamai, bet kada, kai daro naujas šaligatvius, naujos kelius, ten, kur dideli fragmentai, reprezentacinės zonos, aš linkusi tuo metu patarti, jeigu jau seni medžiai pakeisti tos medžius, žinokit, nes vis tiek po kelių metų jie neatlaiko. Nelabai tikiu, kad pasodinus, jeigu naujai sodintų liepaites, josios ilgai gražiai atrodytų. Pačioj pirmais metais gal dar nieko pasodintos jaunos, bet, nes, sakau, žvyras aplinkui susimaišo dabar, čia tiek daug žvyro, tai reikėtų pakeisti, aš siūlyčiau, aišku, čia mano nuomonė, pakeisti tom rūšim, kurios atsparesnės blogesniam sąlygoms dirvožemio, netokiam derlingame žvyre. Pavyzdžiui, nežinau, gal kažką šokiruotų ar ten ką, bet kas tokiuose blogesnėse sąlygose auga? Beržai vis tik tai. Jie net ant stogų auga, ne? Man teko matyti labai gražų pavyzdį, kai pasodintos buvo Kopenhagoje, vienoje irgi Brodvėjuje, iš gledičijos. Tai kažkas tokio pradžioje taip net šokiravo, pirmą nuomonę, nieko savo, kokie jie drąsūs. Labai gražiai atrodo, nes ažūrinės lajos tokios, jos netokios stambios kaip liepos jos per galingos. Šitoj vietoj per stambios lajos, per stambus lapai gaunasi ir labai kai tankiai susiveda, čia to nereikia tokio pavėsio. O kai ta žūrinė šiek tiek laja, jinai visai, žinokit, šiek tiek šviesiau, bet vis tiek pavėsį sukuria ir, vėl, kodėlgi ne. Nepriklausomi dendrologai įspėja, kad atsodinus brandžias liepas ir nepakeitus jų augimo sąlygų, po 4 metų jau atsodintų liepų lauktų panaši baigtis. Tai gal verta liepas keisti mažiau reikliais medžiais? Ir pabaigai truputis istorijos. Apsodinti liepomis Laisvės alėją tuometinį Nikolajaus prospektą pasiūlė caras Nikolajus I. Ir pats laikmetis diktuoja pokyčius. Kiekvieną dieną vaikšto, bet aš žinau, liepas kai liepas. Kažkaip niekad nelyginau, ne botanikas. Matau, kad serga jie. Pas mus gatvė irgi serga medžiai. Bet man atrodo, čia visoje Lietuvoje. Aš savo gėlės naminės, pasakysiu, kaip gaivinu. Pamirkau mėsą prieš virimą ir paskui užpilu. Žinot, tiesiog pasirodo jos mėsėdės tos mano gėlės. Bet liepom turbūt reikėtų jau čia. Man atrodo, reikėtų rimtesnių, katę kokią padvėsusią užkasti. Taip, tai yra, bet tai yra tokia realybė. Taip, žvėrys visokia, ta prasme, maitos visą tai, trašos yra.